Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite SVC narių apklausa dėl ekologinės situacijos pasaulyje. UST transporto sistema Taivanyje. Kaip UST išlaisvins miestus nuo kenksmingų medžiagų. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. SVC partneriai įvertino aplinkos ekologinę būklę. Apklausoje iškeltos aktualių ekologinių problemų ir jų sprendimo temos. Pavyzdžiui, 83% bendruomenės narių susirūpinę ekologinę situaciją pasaulyje. SVC komanda pasidalijo rezultatais. Balandžio 28 dieną UST Incorporated pristatė projektą Taivaniui. 2 km ilgio trasą planuojama nutiesti istorinėme Tainan mieste. Projektas sudomino municipalinę valdžią ir gavo aukštą vertinimą transporto, statybų ir miesto ekonomikos sričių specialistų. UST viešų ryšių centras išleido didelę ekspertinę publikaciją apie transporto sistemos įtaką atmosferos taršai. Išmetamosios dujos, dylančių padangų mikrodalelės, kuro ir tepalų nutekėjimai kenkia ekologijai ir žmonių sveikatai. UST technologija siūlo visiškai naują gabenimo būdą, pašalinantį daugelį šių problemų. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.